Lankomės mažame Latvijos pajūrio miestelėje Engurėje. Čia nerasite didelių viešbučių, didelio srauto žmonių, bet čia rasite ramybę, rasite rūkytą žuvį. Ir beje, sakoma, kad čia yra labai skanių bandelių. Su varške, su dešrele, su lašinukais. Šis kaivės ąžuolas yra storesnis kamienų net už mūsų stelmužės ąžuolą. Matot? Tikrai čia visko nepagailėta. Pažiūrėkit, ir ką mes čia matome prie ežero pakrantės. Ogi karvės ir arkliukus kitoje pusėje. Stovime prie ežero, kurio vidutinis gylis siekia tik apie 40 cm. O dabar va, čia yra Engurės ežeras. Šiandien lankomės mažame Latvijos pajūrio miestelėje Engurėje. Iš pirmo žvilgsnio tai ramus žvejų miestelį. Tačiau šio miestelio pavadinimas slepia įdomią istoriją. Ir jis yra kilęs iš senosios slyvų kalbos ir reiškia ungurį. O kodėl ungurys? Kadaise šiuose vandenyse buvo taip gausiai ungurių, kad jie tapo viso krašto simboliu. Na va, ir mažame šio miestelio parke galima pamatyti šiame akmenyje išraižytą ungurį. Tepu, tepu. O kiek ungurių prižvejota. Gera žvejyba buvo. Šiame miestelėje juntama tikra žvejybos dvasia. Dabar esame šiame mažame uoste. Matome daug jachtų, laivelių. Čia nerasite didelių viešbučių, didelio srauto žmonių, bet čia rasite ramybę, rasite rūkytą žuvį. Miestelis, kuris alsuoja žvejybą, galėsite tiesiog nusipirkti skanios žuvies, pavalgyti. Čia šalia yra nuostabaus balto smėlio paplūdimys, kuriame yra žymiai mažiau žmonių negu arti esančiame pajūryje. Taigi nepraleiskite šio miestelio. Pastaraisiais metais Engurė uostas modernizavosi ir vis sulaukia daugiau atvykstančių. Galima stebėti vis grįžtančių su jachtomis, taip pat žvejų laivus. O visiems alkaniem čia yra labai gerų kavinukių su labai gerais įvertinimais, kur galima skaniai pavalgyti. Ir beje, sakoma, kad čia yra labai skanių bandelių, tai važiuosime patikrinti. Taip, Arilė? Ne. Važiuosim bandelių. Niam. Važiuosim niam. O jie to mama, imk mane ir važiuojam, ne? Opa. Dabar ir esame baltojo smėlio paplūdimyje. Na, žmonių nedaug, todėl kad dabar yra pirmadienis ir pirma dienos pusė. Tai matyt, žmonės dirba. Na ką, tai čia būtų pasaka įsirinkti, nori vietą, saulė šviečia, galima degintis. Paplūdimys matosi, yra seklus, tai galima nemažai nueiti ir pasidžiaugti ramybę. Kiro klegesys juntamas iš kažkur rūkyto žuvies kvapas. Niam, teisingai. Nieko daugiau netrūksta. Niam trūksta. Teisingai. Kai alkanas esi, tai laimės daug nebus. Taip.
Ką pirmiausia atkreipėme dėmesį, tai kad vat nėra dumblių, nėra žolių, labai gražus paplūdimys, bet mes dar turime pilną dieną, ką noriu pamatyti, tai yra šiaip yra gan smarkus vėjas dabar. Radome labai fainas vaikų žaidimo aikšteles kelias, bet 3 metų neturinčiam vaikui, žinokit, daug biškį sudėtingai, nes kopėtėlės yra tik šitokios. Tenais panašiai. Tai jau nepagulėsit. Prekiauja, bet dar nedirbu. Visi šie konservai yra gaminami Engurijoje ir jie yra labai populiarūs, o jų įvairovė tokia didelė, kad net sunku išsirinkti. Tai ir kažką įsirinkote jau? Per daug pasirinkimo dar. Labai daug pasirinkimo. Pirmą kartą matome tiek konservų įvairių, tiek visokių poskonių. Na ką, įsigyta jau aukštos kokybės konservų, įsirinkome tikrai nemažai, sumokėjome beveik 20 eurų, bet už tai bus paragauti ir upėtakio, ir sardinių, ir šprotų. Ką dar tu pasiėmei? Nebeprisimenu. Žodžiu, gražiai atrodė, žokiai ir ėmėm. Tai va, skanaus mum. O dabar ir keliaujame įsigyti kokią skanę bandelę, apie kurią kalbėjome, kad garsėja bandelėmis. Ant pagrindinio kelio va yra aikštelė, sustoja ir keliaujam su bandelė. Kaip kvepia, žinokit, vien kvapas jau. Tokia morė, tai gražus. Į Enguriją galima, žinokit, atvykti vien dėl šios populiarios kavinukės, kurioje yra gaminamos šviežios bandelės. Prisipirkome čia jų daug. Su varške, su dešrele, su lašinukais. Tuo ir parodysim, ką dar nusipirko mane. Su obuoliais ir cinamonu ir trupininio pyrago trupinėliais. Tai va, labai skanių bandelių. Labai, žinokit, žmonių būna daug, ten vis tik spėja suktis. Ir mes važiavome čia vieną kartą jau po pietų, tai mažai ką begavome. Kaip viską šviežu, ten galima matyti seką. Kaip viską gamina. Labai skanu. Labai. Kaip tau, Arlė? Su lašinukais geros. Parodysit gal kokią saldžią, kaip atrodo? Oho. Labai žinokit fainas. Tai už tas visas bandelės sumokėjom virš 10 eurų. Dar pasiėmė kavos. Tai gavosi 13 eurų. Pasakiškas skonis. Pasakiškas skonis. Šitie irgi žino, kas skanėsi. Matai, jau renkasi. Užmatė mūsų bandelės. Tai mes nepatingėjome, žinokit, čia praeiti per tokias senas kapines ir ateiti iki paplūdimio, iki suoliuko. Tiesiog su šiuo vaizdu pavalgyti šių skanių bandelių.
kai pavalgai bandėlių, gali ir paukščius gaudyti. Nu, tu šaunuoji. Matai, koks medis, Arilė? Matai, koks medis, ar ne? Atvykome pamatyti vieno įspūdingiausių Latvijos gamtos objektų Kaivės ąžuolo. Ir kuom šis ąžuolas yra toks įspūdingas? Įspūdingas savo didingu kamienu. Jo kamienas siekia virš 10 metrų storio. Ir šis Kaivės ąžuolas yra storesnis kamienų net už mūsų stelmužės ąžuolą. Ąžuolas yra iškentėjęs ne vieną audą ir netgi pagrindinė jo viršūnė yra trenkta žaibu. Tai yra netekęs pagrindinės savo viršūnės, bet kaip matot, yra paramstytas, saugomas, vienas įspūdingiausių objektų Latvijoje. Tai vat pamatėme ir kai esame šalia, tik tada gali suprasti, koks iš tikrųjų kamienas yra didelis, toks didingas. Tai jeigu būsite netoliese, atvykite pamatyti šio įspūdingo ąžuolo. Ar ne, Arilė? Eik tu savo, ar tau patinka šis ąžuolas? Ar patinka? Smagu. Jeigu susikuriate patys emociją, tai tokie ir bus, žinokit. O ja, tautė gyvėjas, greitai, ką papadėdi. Greitai. Ir tokios vietos mums primena, kad iš tikrųjų didžiausi įspūdžiai slypi ne miestuose kartais, o tiesiog miško tyloje. O dabar atvykome pavalgyti į netoliese esančią kavinę prie ežero. Labai graži vieta. Jeigu geras oras, galim pavalgyti lauke. Viskas, laukime savo blynų. Greitai yra jų. Pas mane yra kumpių sūris ir adžikas, toks padažas stiprus aštru. Pas tave lašišanė, o pas vaikai yra cinamonas obuoliais. Nebrangus buvo blynai. Limonadai labai skanus, pasiėmiau su rabarbaru, o tomatas su mango. Tai labai tokia gaivas. O ja. Matot? Tikrai čia visko nepagailėta.
Skanu? Gerai, tėti irgi valgo. Įdaro tai tikrai nepagailėta. O ar nerado šilauogių? Pati skaniausia mūsų uoga. O dabar einame pamatyti vienos garsiausios ir reikšmingiausios vietos visoje Latvijoje. Tai bus Engurės ežeras. Ir vat einant link jo, ką tik pamatėme, kaip yra džiovinamos nendrės, jau tokiais dideliais kuokštais, kaip čia pasakyti dabar, surištais. Nemažai čia yra, kaip yra džiovinamos, matyt, kažkam yra naudojamas. Na ir ką, čia bus ką pasivaikščioti, visas eina apie 3 kilometrus. Tai keliaujame. Čia tas pats ežeras, kur garsėja unguriais, ar ne? Taip, čia tas pats ežeras, kur kadaise buvo labai daug ungurių. Ir dabar yra. Nu, greičiausia, kad ir dabar yra. Neturim, meškerę, žokit, nepagausim, nepasakysim tiksliai. Yra žuvų. Yra ungurys. Nieko nematom, dabar labai tamsu šešėlį. Labai. Po lauktų neįkris, Karilė. Žiūrėk, Karilė yra su. Pasupsi, mama. Sup, mama. Užtašęs pasičiupa. Nu, čia tokia senovinė, tikra vaikystė primenanti. Oho. Atsargiai ir dėkai. Eik, tu sako, kad tu šaunuolė, kaip tu jų balą gali pasukti. Visą tą laiką einant link paukščių stebėjimo bokštelio, einame tokiu gražiu miško taku. Ten jau žmonės vaikšto prie mamų, kaip tau bus ten fainai ir liukai. Turim vieną mamų faną, bet jūs kažką apie orchidėjas turėjot pasakyti. Taip, norėjau pasakyti, kad Engurės ežero pakrantėje labai turtinga orchidėjų žiedais. Ir visoje Latvijoje galima rasti 32 rūšis orchidėjų, tai čia auga netgi 22 jų rūšis. Aišku, jos tokios yra kitokios, smulkios, bet vis tiek, koks grožis. Pažiūrėkit, ir ką mes čia matome prie ežero pakrantės. Ogi karvės ir arkliukus kitoje pusėje. Ir šios karvės yra laikomas ne dėl turizmo, o dėl to, kad išlaikytų atviras pievas, neužaugtų krūmai ir būtų tinkamos retiems paukščiams išlikti. Matome, net žąsų yra. Na, labai fain. Dar mes atvykome vakare, čia saulė taip leidžiasi, nu kaip gražu, žinokit. Einame toliau, nes toliau laukia ir paukščių stebėjimo bokštas. Ten arkliukai, matai. Čia tie gyvūnai pripratę yra prie žmonių jau, ne? Kokie gražus arkliukai. Čia ne mumų, čia arklys, čia mumų arkliukai, va. Va čia karvyčiai, ne, čia arkliukai. Tėti, mes mažai vaiką nuvežam pas gyvūnus, nes truputį reiktų jau. Va čia tai mumų, aha, į ten mumų, nu. Eik, tu savo pagaliau, tu atvažiavai prie mumų, ne? Mumų, mama. Nu, Čia mama. į čia mumų, ne? Mumų. Kokias gražias, mažas mumų, ne? Mama. Žąsys, Arilė. Tėti. Tėti.
Čia bumba gali būti, gerai, žinosiu. O, čia paukščių. Aha. Būnant šiame paukščių stebėjimo bokšte būtina pasakyti, kad ši vieta yra vienas svarbiausių Latvijoje ir reikšmingiausių Baltijos šalyse paukščių tiesiog migracijai ir jų išlikime. Nes čia skaičiuojama netgi apie 188 paukščių rūšių, kurie peri. Įdomiausia tai, kad stovime prie ežero, kurio vidutinis gylis siekia tik apie 40 cm. Pati giliausia vieta siekia tik netoli 3 metrų. Tai koks iš tikrųjų yra seklus šis ežeras. Ir čia kadaise tyvuliavo Baltijos jūros įlanka, o dabar va, čia yra Engurės ežeras. Ta pati vieta, kur kadaise buvo labai daug ungurių, tiesa ir dabar šių ungurių yra irgi nemažai. Nuostabi, žinokit, vieta, tikrai verta dėmesį čia atvažiuoti. Visas tas žalumas šios pievos, tie laukiniai gyvūnai, jų ta laisvė, klegesys visų paukščių, tikrai toks ramybės oazė. O kaip sakoma, apskritai ši vieta yra paukščių rojus, nes jų čia yra labai daug. Tai va, keliaukite ir atraskite pirliukus.